Savaitę praleidau su dviejais Samsung Galaxy Watch 6 laikrodžiais ir dabar trumpa jų apžvalga. Laikrodžiai panašus, bet ir šiek tiek skiriasi. Tai yra įprastinis Galaxy Watch 40 mm, kiek mažesnis, bei gana didelis Galaxy Watch 6 Classic. Jisai turi šitą sukiojamą ratuką, kurį 5 kartos laikrodžiai buvo pametę, bet štai į 6 kartą jis grįžta. Tokia raminanti funkcija, gali sukti ratu ir tiek. Daugiau laiko praleidau su šitu didesniu laikrodžiu, kadangi mano riešai didesnis tinka. Šiaip 47 mm tikrai didelis laikrodis, galima daug ką daryti. Kas patiko? Patiko abiejų originalūs dirželiai, kurie yra gana paprasti, bet patogus, neprakaituoja, nesiglamžo ir panašiai. Ir 6 laikrodžiuose jie nusėma labai naujų būdų ir man atrodo pačiu patogiausiu, kiek yra laikrodžiuose. Reikia paspausti šitą mygtuką ir jie nusėma ir lygiai taip pat įsideda labai greitai ir patogiai. Kas dar patiko? Patiko, kad greitai kraunasi, kaip ir Samsung žada, per 1,5 valandos arba netgi mažiau laikrodis pasikrauna visiškai pilnai. Šiuose laikrodžiuose galima labai paprastai pasikeisti pagrindinį ekraną ir nauja funkcija galima ant ekrano užsidėti savo ar šuniuko ar dar kitą nuotrauką. Labai paprasta, tą galima padaryti ir telefone, bet galiu paspausti, palaikyti ekrane, paspausti Customize, tai yra redaguoti ir tuomet galiu pasirinkti norimą nuotrauką. Tai šitas šuniukas man visai tinka, arba savo katytės, arba savo žuvytės, arba papugėlės, ką tik tai norit, ir visą laiką būsite kartu su ja. Turėjau ekrane šuniuką, dabar turiu ekrane katytę, juk tam ir yra technologijos, dėl to mes ir gyvenam ir dėl to mes. Dar viena naudinga ir panaudotina funkcija yra kameros matymas per laikrodį, tuoj parodysiu. Pasiimu telefoną šalia, atsidarau laikrodį, jame pasirinku kameros programėlę, štai jinai apačioje. Ir dabar atsidaręs telefoną, matau vieną vaizdą. Dabar jeigu pasidedu daryti selfie, štai žinau, kaip aš atrodau prieš kamerą žiūrėdamas į laikrodį. Sportuojantiems turėtų patikti šitas laikrodis, kadangi galima pasirinkti iš daugiau nei 90 treniruočių ir dar viena naujovė, kiekvienoje treniruotėje galima pasirinkti skirtingas širdies ritmo zonas. Tai yra, kad pavyzdžiui, aš noriu bėgti, bet noriu, kad bėgčiau tam tikroje širdies ritmo zonoje, ne per greitai, ne per lėtai. Jeigu esate rimtas sportininkas ar rimta sportininkė, tai šita funkcija gali būti tikrai naudinga siekti savo tikslesnio rezultato. Be kitų sveikatos duomenų ir įprastų sporto funkcijų dar yra viena įdomi funkcija, tai yra kūno sudėties kompozicijos matavimai. Galima, jeigu norite, pasimatuoti savo kūno sudėtį. Tai yra, nuėjus į nustatymus čia prie sporto, tai reikia paimti 2 pirštus, pridėti prie 2 mygtukų ir jisai per keliasdešimt sekundžių nuskaičiuoja, kiek turite kūno riebalų, kiek turite skeleto raumenų. Be įprastų funkcijų laikrodžiams, tai yra jūsų žingsnių skaičiavimo, kalorijų deginimo, širdies ritmo darbo, kiek jūs miegate ir panašiai, šie laikrodžiai puikiai skaičiuoja jūsų kūno temperatūrą miego metu. Tad miegojau su šitu laikrodžiu ir dabar telefone galiu įsijungti ir pažiūrėti, kaip keitėsi mano kūno temperatūra miego metu minučių tikslumu. Išskirtinė šito laikrodžio funkcija yra temperatūros matavimas per atstumą. Tai yra, galiu matuoti temperatūrą su juo tiek jį įkišęs į kažką, tiek per atstumą su šitu mažu lazeriuku. Nu gerai, pabandoma. Jeigu viskas suges, tai jis jau prasojo. Gerai. Pirmiausia, padarysim saugųjį variantą, tai yra galima matuoti per atstumą temperatūrą. Tai reikia parsisiųsti programėlę pavadinimu ThermoCheck ir tuomet jinai leidžia per atstumą matuoti įvairiausius paviršius. Pavyzdžiui, šito stalo temperatūra dabar yra 28 laipsniai, čia laikiau ranką, čia tikriausiai bus vėsiau. Reikia laikyti 2 cm atstumu, štai 26 laipsniai, galim pamatuoti stiklinę karšto vandens per atstumą. Kiek čia bus? Matuojam. 62 laipsniai rašo mums laikrodis. Taip pat galima matuoti įkišus į vandenį. Ar mes išdrįsim? Išdrįsim. Ir jeigu jūsų modeliai yra su eSIM funkcija, tai be abejo galite palikti telefoną namie ir bėgti sportuoti į mišką. Galite atsiliepti su laikrodžiu, galite su juo rašyti žinutes, kas labai logiška su didesniu modeliu, didesnio ekrano modeliu, kadangi čia jau visai įmanoma parašyti žinutę su pirštu gana patogiai. Taigi, apibendrinant, universalūs laikrodžiai tinkantys aktyviai sportuojantiems, kadangi jie gali labai daug ką susikonfigūruoti, galima pasirinkti iš kelių skirtingų dydžių. Jeigu mėgstate mechaniškai judinti dalykus, tai rinkitės Classic modelį, jis turi šitą judantį ratuką, kitiems galbūt užteks ir įprasto laikrodžio. Čia taip pat tas valdymas su pirštu sukiojant aukštyn žemyn veikia puikiai. Gero nešiojimo, gero temperatūrų ir knarkimo matavimo.